sveiki visi šį ketvirtadienį taip gausiai susirinkę. Šio vakaro paskaitą mums praves Jonas Šeika, tikėtina pats populiariausias lietuvis kairysis pasaulyje. Ir paskaitos tema bus Markso ir Nyčės estetinės filosofijos ypatumai. Tai žaidžiu erdvę tau. Ačiū labai visų pirma už pakvietimą studentų draugijai. Labai džiugu, kad Vilniaus studentai domisi Nyče. Ir aš noriu iš anksto atsiprašyti, jeigu kažką lietuviškai neteisingai pasakysiu, nes aš esu iš tikrųjų niekada nedaręs prieš tai paskaitos lietuvių kalba. Aš apie filosofiją šneku tik angliškai, tai man čia yra gana neįprasta šnekėti apie filosofiją lietuviškai. Gal kartais teks išsireikšti angliškai kai kuriuose vietose, bet tikiuosi nebus vis dėlto nesusipratimų. Tai, kaip jau buvo girdėta, šiandien darysiu paskaitą apie estetinę filosofiją Markso ir Nyčės veikaluose. Nagrinėti Nyčę kartu su Marksu tai vienas yra mano ypatumų ir daugam tai iškart turbūt keistai skambės, nes jie žinoma yra labai kitokie filosofai ir kartais net suprantami kaip visiškai priešingi viens kitam filosofai. Ypač politiškai yra, aišku, labai daug skirtumų tarp jų. Bet aš manau vis dėlto ir panašumų tarp jų yra labai daug ir labai svarbių panašumų. Nes jie vis dėlto užėmė gana panašų kontekstą istoriškai ir filosofiškai. Jie abu buvo iš Vokietijos kilę filosofai XIX amžiui. Abu rašė filosofiją dalinai kaip atsaką į Hegelio filosofiją, taip pat buvo abu įtakoti to ankstyvo vokiečių romantizmo filosofijos. Ir gal svarbiausia yra tai, kad jie abu patyrė modernaus pasaulio įsiveržimą į Vokietiją. Ir vien šitas bendras kontekstas jau sukelia tarp jų labai daug panašumų. Ir aš manau, kad nagrinėjant panašumus tarp jų, galim suprasti kažką ne tik apie Marksą ir apie Nyčę, bet taip pat apie tą kontekstą, kuriame jie rašė filosofiją. Ir konkrečiai tema yra estetika. Ir gal įdomu yra paminėti, kad iš tikrųjų ir Nyčė, ir Marksas jaunatvėje norėjo būti menininkais. Nyčė rašė chorinės giesmes, dar būdamas paauglys, kai jis dar nebuvo atsisakęs religijos. Jam visada muzika buvo labai arti prie širdies. Ir jisai ilgą laiką norėjo būti muzikantas. Ir kurį laiką dar žinoma, kad jisai prisidėjo prie Wagnerio kultūrinio projekto ir popularizavo jo kultūrinį projektą. Bet galiausiai jisai tuo projektu nusivylė ir taip pat nusivylė savo muzikiniais įgabumais. Nes deja visi profesionalūs muzikantai, kompozitoriai, kuriem jisai siuntė savo kompozicijas, atsiliepė nelabai pozityviai. O Marksas norėjo būti poetu. Jeigu jūs atsidarot pirmą tomą visų Markso veikalų kolekciją, tai pamatysit, kad anksčiausias tekstas, kuris dar yra mums išlikęs iš Markso, tai yra jo romantistiniai eilėraščiai. Bet jo atveju, aišku, jo tėvas nelabai norėjo, kad jisai
turėtų poeto karjerą. Ir dėl to jisai pagaliau pradėjo studijuoti teisės, o paskui linko prie filosofijos. Ir paskui, aišku, rado savo įtaką politikoje. Ir įdomu yra tas, kad dar, nors abu ir Marksas, ir Nyčė galutinai priėjo prie filosofijos, kaip pagrindinė savo veiklos, jie abu tą filosofiją atliko už akademikos ribų, nes jie nelabai rado akademiniam pasauliui savo vietos. Marksas, aišku, dėl savo politinių pažiūrų, Nyčė dėl to, kad jo filosofija buvo gana idiosinkratiška, gana keista. Ir bent jau taip nusprendė Šveicarijos universiteto filosofai, kad jis neturi pakankamai griežtos pažinties su filosofija. Tai čia gal ir dabar yra pirma pamoka iš tos paskaitos, tai kad jeigu nesiseka mene, jeigu nesiseka tapti menininku, gali tiesiog tapti filosofu. Bet aišku, aš dabar čia kalbu ne tik apie meną kaip apie veiklą, bet taip pat estetinius aspektus pačioj jų filosofijoje. Ir tie estetiniai aspektai yra labai svarbus. Aišku, yra keletas būdų, kaip mes galime apibūdinti iš vis estetiką. Tas žodis ateina iš senovės graikų žodžio estetikos. Tai reiškia jutiminis, juslingas, apskritai reiškia, ta prasme, juslinga pojūčių patirtis. Ir todėl mes galime šnekėti apie estetiką ir tą plačiąją prasme. O iš tikro estetika kaip atskira mokslo šaknis arba kaip filosofijos sritis atsirado tik tai 18 amžiui, būtent Vokietijoje. Aleksandro Baumgarteno veikaluose, kuris suprato estetiką kaip nagrinėjama sprendimų apie grožį, tai skaitant ir meno grožį, bet ir gamtos grožį. Ir 18 ir 19 amžiui tas estetikos nagrinėjimas pasidarė vokiečių filosofijoje žiauriai dažnas ir žiauriai svarbus. Tai buvo labai centralinė tema pas tuos ankstyvuosius vokiečių romantikus, taip pat Kanto trečioji kritikoje, ta sprendimo galios kritika, tai buvo centre tas estetikos klausimas. Ir aš manau, kad tas klausimas, kodėl Vokietijoje tapo estetika tokia svarbi, tai yra labai susijęs su tom sąlygom, į kurias savo filosofiją atsako ir Marksas, ir Nyčė. Ir vienas romantikų veikėjas, kurį aš norėčiau čia ypatingai paminėti, yra Friedrichas Schilleris. Jis šiandien labiau žinomas kaip dramaturgas, kaip poetas. Turbūt, ką daugiausia žmonių žino apie jį, tai kad jisai parašė tą eilėraštį Odė džiaugsmui, kuris paskui buvo panaudotas Beethoveno 9 simfonijoje, tai ES himnas. Bet savo metu jisai buvo žinomas ir dėl savo filosofinių raštų. Nes jis kaip daugelis vokiečių buvo ir filosofiškai išsilavinęs, domėjosi filosofija, ir vienas iš jo žymiausių veikalų buvo apie estetinį žmogaus išprusimą, angliškai On the Aesthetic Education of Man. Ir tenais jisai davė estetikai labai centrinę vietą, nes jisai tikėjo, kad modernus pasaulis pasižymi labai didelė įvairybė priešpriešų, kurios, pavyzdžiui, yra atvertos Kanto filosofijos. Nes pas Kantą yra įvairios šitos priešpriešos, kaip priešprieša tarp
subjekto ir objekto, tarp fenomeno ir nomeno, tarp žmogaus dvasinės laisvės ir gamtos materinės nelaisvės ir taip toliau. Ir labai daug vokiečių filosofų, ne tik vokiečių idealistų, bet ir vokiečių romantikų, jie žiūrėjo į filosofiją kaip į bandymą suvienyti visas tas opozicijas, tas priešpriešas, kurias atvėrė Kanto filosofija. Ir plačiau apskritai modernus pasaulis jas atvėrė. Ir Šileris tikėjo, kaip ir daugelis romantikų, kad būtent estetika gali parodyti mums kelią, kaip suvienyti visas tas opozicijas. Ir tai yra dėl to, kad menas įgyvendina subjektinį turinį materialiam objekte. Ir jis tuo būdu suvienyje šitas priešpriešas, nes subjektas ir objektas yra suvienyti, pavyzdžiui, meno kūriny, kur turi ir tą dvasinį turinį, kuris atėjo iš menininko, bet tuo pačiu metu ir tą objektą, pavyzdžiui, tą murmūrą, kuriame skulptūra yra, iš kurio skulptūra pagaminta. Ir taip pat ta priešprieša tarp subjekto, objekto, dvasios ir materijos, tarp žmogiškos laisvės ir gamtinės nelaisvės, jos yra suderinamos meno kūriny. Ir todėl Šileris manė, kad estetika yra todėl labai labai svarbi moderniam pasaulyje. Ir jis net žiūrėjo į estetiką kaip priemonę, su kuria galima paruošti žmonės demokratiniai visuomeniai. Ir jisai ir kiti vokiečių romantikai net palygino demokratinę visuomenę su meno kūriniu. Ir tai yra dėl meno kūriny yra suderinama ir įdedama harmonija tarp to, kas yra bendra ir to, kas yra ypatinga. Tai pavyzdžiui, meno kūriny, kur yra nutapytas peizažas, jeigu jis yra geras kūrinys, galiu turėti, pavyzdžiui, medį, kuris turi savo ypatingumą ir vis dėlto yra suderinama su ta visuma viso peizažo. Ir taip pat romantikai suprato demokratinę visuomenę, kad tai yra visuomenė, kur individas gali, kaip reprezentuojantis ypatingumą, individas gali egzistuoti harmonijoje su ta visuma, tai yra visuomenė. Ir aš manau, Šileris yra gana svarbus čia, nes ir Marksas, ir Nyčė skaitė Šilerį ir ta įtaka pasirodo jų veikaluose. Ir tada, tai kodėl, tada paklausim, kodėl estetika tampa tokia svarbi vokiečių filosofijoje būtent tuo metu, kai modernus pasaulis įsiveržia į Vokietiją. Aš manau, kad tai susiję su tuo reiškiniu, kurį paskui Nyčė pavadina Dievo mirtimi. Aišku, Dievo mirtis Nyčei yra ne kažkoks teologinis reiškinys, bet būtent socialinis, visuomeninis reiškinys. Ir ką Dievo mirtis reiškia, tai kad religija nebesugeba duoti visuomeniai savivoką ir reikšmę ir tikslą. Ir kad visos tos gyvenimo ir visuomenės sritis, kurias prieš tai suvienijo religija, jos pradeda suirti. Dėl to, kad to centro, kurį prieš tai buvo davęs Dievas, nebėra. Nes prieš tai, bent jau vakarų visuomeniai, tai tą centrą davė žmonėm krikščionybę ir tai davė žmonėm pasaulėžiūrą, kur buvo suvienyta viskas, suvienyta ir politika, ir moralė, ir estetika, suvienyta individas su visuomenė. Ir Dievas buvo kaip paaiškinimas ne tik kodėl iš vis pasaulis egzistuoja, bet kodėl aš kaip individas egzistuoju ir užtikrindavo tiesos galimybę ir moralės galimybę ir duodavo žmonėm supratimą, kad jie turi Dievo
pateiktą rolę visuomeniai. Ir tuo religija buvo labai svarbi, kaip visa ko centras. Ir to centro subirimas yra būtent apie ką Nyčė šnekėjo, kai jisai šnekėjo apie Dievo mirtį. Kad nebėra to centro, kuris gali duoti visai visuomeniai prasmę ir reikšmę. Nes jeigu mes net pažiūrime gana modernius filosofus ir gana liberalius filosofus, Dievas labai didelę rolę tenais atlieka. Jeigu, pavyzdžiui, kalbam apie moralę, šitas John Locke, vienas pagrindinių liberalizmo filosofų, vienu iš savo svarbiausių veikalų pradeda su teiginiu, kad mes esam Dievo nuosavybė. Ir iš to eina kai kurios mūsų teisės, būtent dėl to, kad mes esam Dievo nuosavybės. Arba su epistemologija yra šitas Dekarto filosofija, kur jisai apsvarsto tą skepticizmo klausimą, skepticizmą apie išorinį pasaulį, kaip mes galime žinoti, kad pasaulis yra tikras, taip kaip mes jį matom, kaip mes galim žinoti, kad objektas atsispindi teisingai subjektui. Tai būtent dėl to jisai taip konkluduoja, kad Dievas užtikrina tą tikslumą. Kad Dievas užtikrina, kad pasaulis, kurį mes matome, yra tikrasis pasaulis. Ir todėl labai daug visokių visuomenės sričių ir gyvenimo ir mąstymo sričių atrodo lyg netenka savo pagrindo, kai religija nebeduoda patenkinamų paaiškinimų, kodėl viskas vyksta, kaip viskas vyksta. Ir todėl Nyčė manė, kad net, pavyzdžiui, ateistiniai filosofai dar nesuprato, koks svarbus ir koks įtakingas tai yra įvykis, kad Dievas mirė, kad nebesuteikia viskam tos vienybės galios. Ir jis argumentavo, kad daug net, pavyzdžiui, ateistinių filosofų toliau remiasi moraliniais principais, kurie iš tikrųjų atėjo iš krikščionybės arba plačiau iš religijos, nesuprantant, kad jų pagrindas yra dingęs. Ir iš šitą Dievo mirtį yra apskritai du pagrindiniai atsakymai iš Vokietijos filosofų. Yra vienas atsakymas, kuris tiki, kad pasaulis, kuris dabar yra atskleistas, postreliginis, postteologinis pasaulis, yra pasaulis, kuris yra pilnas nevilties. Kad dabar pasaulis ir žmonija atsiveria kaip beviltiški, beprasmiški, bereikšmiai ir tas Dievo mirtis tai yra žiauriai siaubingas įvykis. Bet tada yra kiti filosofai, kurie žiūri tai pozityviau ir mano, kad šita Dievo mirtis iš tikro atskleidžia visai naujas galimybės realizuoti žmogaus laisvę, kurias religija anksčiau tramdydavo. Ir kad kai Dievas nebėra tam centre, žmonija gali tada užimti tą centrą ir realizuoti savo laisvę. Ir įdomu tas, kad abiem šitiem atsakam į Dievo mirtį labai svarbus yra menas arba estetika plačiau. Tie, kurie žiūri tai pesimistiškai, žiūri į meną kaip į tokį paskutinę priemonę, su kuria mes galim šiek tiek pagražinti gyvenimą, nors tai yra iliuziška priemonė, kad dingus religijai tai yra paskutinė priemonė, su kuria mes galim šiek tiek numalšinti tą skausmą, kuris ateina gyvenant pasaulyje be reikšmės. O tie, kurie žiūri tai labiau optimistiškai ir žiūri į Dievo mirtį kaip laisvės galimybę, jie tiki, kad menas ir apskritai estetika gali mums parodyti, kas laisvė išvis yra. Kad menas parodo mums, kaip gali atrodyti laisva visuomenė
ir kaip tą visuomenę arba kaip tą laisvę iš vis pasiekti. Tai estetiniais metodais jie argumentuoja. Ir kas yra dar įdomu, yra, kad abu šie atsakai į Dievo mirtį iš tikrųjų yra randami Nyčės veikaluose. Nes jisai gana daug, žinoma, kad jisai daug svyruoja tarp skirtingų filosofinių pozicijų ir skirtingų kultūrinių pozicijų. Ir kai kuriuose veikaluose jisai yra daug labiau pesimistiškas negu kituose, bet taip pat jo požiūris į meną gana daug keičiasi tarp skirtingų veikalų. Ir šitam knygoje Thus Spoke Zarathustra, toj Zaratustros knygoj, jisai apibūdina šitą reiškinį kaip atvirą jūrą. Ir būtent tas atviros jūros simbolis simbolizuoja tą dvipusę reikšmę Dievo mirties. Nes tą atvirą jūrą galime žiūrėti dviem skirtingom interpretacijom. Nes atvira jūra gali būti žiūrima kaip laisvė, nes tu gali plaukti į bet kurią pusę, visi horizontai yra atviri, bet taip pat tu gali žiūrėti tai kaip baisų simbolį, nes tu esi pasiklydęs jūroje ir nesimato niekur krantas. Ir pavyzdžiui, savo tam vidurinio laikotarpio veikaluose kaip žmogiška, pernelyg žmogiška arba ryto žara, jisai yra gana negatyvus žiūrinti meną. Jisai žiūri į meną taip, kaip jis žiūri į religiją, kad tai yra tiesiog iliuzinė veikla, kad jinai klaidingai pagražina gyvenimą, bet kuo daugiau mokslas pažengs ir kuo daugiau mes sugebėsim matyti tikrą pasaulį, tuo mažiau mums reikės meno, kaip ir mums mažiau reikės religijos. Bet ir jo pirmam veikale ir paskutiniuose veikaluose vis dėlto menas ir estetika išlieka žiauriai svarbus. Ir estetika yra tokia svarbi, kaip net galima pasakyti, Dievo pakaitalas, įvykstant tai Dievo mirtiai. Tai dėl kai kurių bruožų, kuri turi estetika savo prigimtyje. Visų pirma, tai yra tas bruožas, kurį Kantas pavadina purposiveness without purpose. Tai galima išversti maždaug tikslingumas be tikslo. Kad mes meno kūrinį patiriam kaip protingą arba kaip turinti tam tikrą tvarką. Nors ta tvarka nėra pagrįsta kažkaip instrumentiškai arba pagal naudą. Tai yra tvarka, kuri turi pati savo tikslą. Kad meno tvarka yra pačio meno tikslas. Tai yra tikslas, kurį pats menas sukuria savo. Ir dėl to tas tikslingumas be tikslo atrodo kaip geras kandidatas duoti žmonijai reikšmę ir prasmę pasaulyje, kur tos reikšmės ir prasmės nebeduoda Dievas. Ir taip pat estetika suteikia tą tvarką, nes prieš tai ta tvarka buvo užtikrinta Dievo ir modernus pasaulis atrodo lieka be tvarkos, be struktūros. Ir yra viltis būtent, kad estetika duos tą viltį ir struktūrą žmonijai. Ir būtent mes turime žiūrėti į, pavyzdžiui, pirmą Nyčės knygą, kurią jisai išleido, Tragedijos gimimas. Mes turime ją žiūrėti tam kontekste Dievo mirties. Nes vienas iš žymiausių teiginių toj knygoj, tai yra, kad pasaulis gali būti pateisintas tik kaip estetinis reiškinys. Nes Nyčė ypač šiuo metu jisai yra gana pesimistiškas ir apie moralę, ir apie epistemologiją, nes šiuo metu jis vis dar seka Schopenhauerio filosofiją.
Ir jisai mano, kad pasaulis negali būti pateisintas epistemologiškai, nes visada lieka tas skepticizmo grasinimas. Mes niekada negalim pilnai pažinti pasaulio. Jis negali būti pateisintas morališkai, nes nesvarbu, kokie yra mūsų moraliniai standartai, atrodo, pasaulis visada lieka nepatenkinamas. Ir yra visada pilnas kančios ir skausmo ir neteisingumo. Bet Nyčė sako, kad būtent kaip estetinis reiškinys pasaulis gali būti pateisintas, būtent dėl to, kad estetika pati save pateisina, grožis pats save pateisina ir suteikia savo paties tikslingumą ir tą tvarką. Ir šitoj pirmoje knygoje, aišku, Nyčė manė, kad geriausias pavyzdys šito estetinio pasaulio pateisinimo tai yra senovės graikų tragedija. Nes ta senovės graikų ta tragediška dramaturgija tuo pačiu metu žmonėms parodė kažką tai teisingo apie pasaulį, apie pasaulio pagrindą, apie pasaulio esmę, bet tuo pačiu metu pateikė tai tokia estetinė forma, kad tuo žmonės galėjo ne tik priimti tą pasaulio pagrindą ir ne tik užtarti jam, bet net džiaugtis juo. Ir jis šiuo metu tiki, kad Vagnerio kultūrinis projektas bus kaip tragedijos atkūrimas šiuolaikiniai Vokietijoje. Ir dėl to jisai mato Vagnerio projektą kaip tokį labai svarbu. Ir tie estetiniai filosofijos aspektai pas Marksą irgi yra labai aiškiai, turbūt aiškiausiai matomi jo ankstyvuose raštuose, tai būtent 1844 metų ekonominiai ir filosofiniai rankraščiai. Tai parašyti 44 metais, būtent tais metais, kai Nyčė gimė, tai jiems dabar irgi yra sukako 200 metų, bet jie buvo išleisti tik tai 1932 metais Sovietų Sąjungoje ir jie buvo nematomi kaip labai svarbus Sovietų Sąjungai Stalino laikais, bet paskui jie labai išpopuliarėjo 50-60 metais ir įtakojo visokius naujus tokius disidentinius marksizmo judėjimus rytų bloke. Tai buvo, pavyzdžiui, tokie alternatyvūs disidentiniai marksizmo filosofai šalyse kaip Vengrija, Čekoslovakija, Jugoslavija, Lenkija, kur nors šitie Markso tekstai buvo vieni iš ankstyviausių jo tekstų, jie vis tiek įtakojo vieną iš naujesnių marksizmo išsivystymų. Ir jie šitos tekstus naudojo kritikuoti stalinizmą ir tą griežtą stalinistinę ideologiją. Ir ypač buvo jiems naudinga ta Markso susvetimėjimo kritika, kuri atsiranda arba yra pristatoma aiškiausiai šituose rankraščiuose. Nes jie galėtų argumentuoti, kad šituose ryto bloko save vadinančiose socialistinėse visuomenėse vis dar egzistuoja susvetimėjimas. Ir susvetimėjimas Marksui buvo toks daugialypis reiškinys, kuris pasirodo kapitalizme kaip gamybos sistemai, nes egzistuoja susvetimėjimas tarp žmogaus ir gamybos veiklos, tarp žmogaus ir gamybos produkto, tarp žmogaus ir kitų žmonių ir galiausiai tarp žmogaus ir paties savo žmogiškos esmės. Ir aš apie tai šiek tiek vėliau pašnekėsiu, bet norėčiau dar čia iš anksto paminėti, kad tas estetinis aspektas yra labai svarbus tai susvetimėjimo kritikai ir apskritai tam gamybos supratimui, kurį turi jaunasis Marksas.
nes kaip jisai rašo šituose rankraščiuose, tai kad žmogus gamina ir pagal grožio dėsnius. Tai kartais Marksas yra suprantamas kaip vos ne antiestetinis filosofas, kad jam rūpi tik tai tos griežtos ekonominės sąlygos, ekonominiai santykiai ir viskas. Bet šituose ankstyvuose raštuose pasirodo, kad jis turi estetinį tą žmogaus supratimą ir būtent dėl to šitie rankraščiai įtakojo išsivystymą to judėjimo, kuris buvo paskui pavadintas marksistiniu humanizmu. Ir remiantis šitais rankraščiais mes net galime sakyti, kad Marksas kritikuotų kapitalizmą kaip būtent antiestetinę sistemą. Nes kapitalistiniuose santykiuose estetinė vertė pasislepia už mainomosios vertės. Ir objektai yra paversti prekes. Ir dėl to gamybinė ir kūrybinė veikla pavirsta abstrakčiu darbu. Ir menas kaip žmogiška išraiška yra susilpninamas būtent dėl pelno reikalavimų. Ir šituose rankraščiuose, pavyzdžiui, rašo Marksas, kad vargų prislėgtas, skurstantis žmogus visai nejautrus gražiausiam reginiui. O brangakmenių pirklys mato tik prekybinę jų vertę, bet nepaiso brangakmenio grožio ir savitos jo prigimties. Brangakmeniai nesužadina jo jausmų. Taigi reikia ir teoriškai, ir praktiškai sudaiktinti žmogaus esmę, kad būtų galima ir žmogaus jausmus padaryti žmogiškus ir išgudyti žmogaus jausmą, atitinkantį visą žmogaus ir gamtos esmės turtingumą. O čia labai aiškiai parodo tas, kad estetika buvo svarbi tam jaunajam Marksui ir jinai yra iš tikrųjų gana panaši kai kuriai kritikai, kuriai išvystė pats Nyčė. Ir tada, grįžtant prie Nyčės, nors jam tai buvo svarbu menas ir estetika tam pirmam veikale, kaip aš anksčiau minėjau, vidurinio laikotarpio veikaluose jisai meno atsisako kaip tiesiog iliuzijos, bet paskui prieina vėl savo to subrendusio laikotarpio veikaluose. Jisai vėl prieina prie estetinio mąstymo, nes jisai susipranta, kad vis dėlto mokslas atveria pasaulį, kuris yra chaotiškas ir vis tiek beprasmiškas. Jisai susipranta, kad vis dar skausmas ir kančia atrodo yra būtini gyvenimo aspektai. Ir jisai dėl to sugrįžta prie estetikos klausimų kaip tos srities, kuri duos žmogiškui gyvenimui tikslą ir prasmę. Bet tas jo fokusas dabar tuose subrendusiuose veikaluose nėra ties kažkokių tai kultūrinių projektų, kaip Wagnerio, pavyzdžiui, tas operos projektas. Bet yra daug labiau ambicingas, nes jisai šituose vėliausiuose veikaluose argumentuoja, kad visą gyvenimą reikia žiūrėti estetiškai ir su pačiu gyvenimu ir net su pačiu savim kaip individu reikia elgtis kaip su meno kūriniu. Tai čia atsiranda jo viltis, gal galima pasakyti taip, estetifikuoti patį gyvenimą ir patį save. Ir Linksmasis mokslas tai yra knyga, tai pirma knyga, kur pradeda Nyčė linkti link savo subrendusios filosofijos. Ir jisai tenais rašo, kad kaip estetinis reiškinys būtis mums vis dar pakenčiama, nes menas mums yra suteikęs akis ir rankas. O pirmiausia švarę sąžinę tam, kad iš pačių savęs galėtume tokį reiškinį kurti. Ir toliau kitam aforizme, viso to mums reikia, čia jisai kalba apie visokias strategijas, kurias naudoja menininkai, kad pagrožintų įvairius tikrovės bruožus.
Ir tada sako, viso to mums reikia pasimokyti iš menininkų, o kituose dalykuose būti išmintingesniems už juos. Juk šitas jų subtilumas paprastai baigėsi ten, kur baigėsi menas ir prasideda gyvenimas, o mes norime būti savo gyvenimo poetai. Ir pirmiausia, smulkmenose bei kasdienybėje. Va šitas gyvenimo estetifikavimas yra apibūdinamas kaip bandymas būti savo gyvenimo poetu. Ir aišku, vienas iš žymiausių sąvokų Nyčės subrendusiai filosofijoje yra tas valia siekti galios, will to power, arba vokietiškai Wille zur Macht. Ir aš ne pirmas argumentuoju, kad tai yra pagrinde estetinė sąvoka, kuri, nors pas menininką tas estetinis instinktas atsiskleidžia aiškiausiai ir labai žymiai, Nyčės nuomonė, tas estetinis instinktas iš tikrųjų egzistuoja visoje žmogaus veikloje. Kad jis, pavyzdžiui, rašo vienam aforizme, kad žmogus keičia daiktus, kol jie pradeda atspindėti jo jėgą, kol jie tampa jo tobulybės atspindžiais. Tokia būtinybė keisti iki tobulumo yra menas. Visa, kas nėra pats žmogus, vis dėlto tampa pretekstu džiaugtis savimi. Mene žmogus mėgaujasi savo tobulybę. Būtų galima įsivaizduoti priešingą būseną, ypatingą instinkto antimeniškumą. Būti tokiam, kuris nuskurdintų, nualintų ir numarintų visus daiktus. Tai ta valia siekti galios pasižymi tuo tobulybės ieškojimu ir bandymu atspindėti savo aplinkoje savo paties atvaizdą. Ir tai yra estetinis instinktas. Todėl jis argumentuoja, kad net ne tik menas, bet mokslas ir filosofija yra kūrybinės veiklos, kurios turi savo estetinius aspektus ir tas, kad, pavyzdžiui, moksliškai pažintum pasaulį, tu visų pirma turi atskleisti jį tam tikrų pobūdžių, akcentuoti jo tam tikrus bruožus, kad galėtum tada tobulinti tą pasaulį kaip mokslinį objektą. Ir todėl jis ir kritikuoja valią siekti tiesos, kaip valdantį filosofinį principą. Nes jisai supranta filosofiją ne kaip bandymą atspindėti pasaulį kuo galima tiksliau, bet bandymą transformuoti pasaulį. Nes vis dėlto filosofija yra irgi išreiškia kaip tokią tam tikrą valią siekti galios. Filosofija irgi yra socialinis faktas ir socialinė veikla. Ir yra kaip iš tikrųjų intervencija. Tai yra ne tik abstraktus žvelgimas į problemas, bet tam tikra intervencija tikram pasauliui. Ir tai aišku primena mums irgi iš vieno iš ankstyvųjų Markso raštų, tai tezėse apie Feuerbachą. Tai žymiausia tezė yra būtent, kad iki šiol filosofai bandė tik tai paaiškinti pasaulį, bet esmė yra jį pakeisti. Ir dabar sugrįžtant į Šilerį, aš norėčiau akcentuoti dar vieną sąvoką, kuri atsiranda Šilerį ir paskui įtakoja ir Marksą ir Nyčę, o tai yra žaismo sąvoka. Šileris vienam tekste rašė, kad kai liūtas nėra graužiamas alkio ir joks plėšrus gyvūnas nekviečia jo į kovą, jo tuo metu neveikianti energija susikuria savo pati savo objektą. Jis užpildo dykumą savo riaumojimu ir jo energinga galia mėgaujasi pati savimi be tikslių pasirodymų. Ir būtent tai yra žaismas. Tai
kaip Šileris supranta žaismą, tai kaip tokį energijos perteklių. Ir kai ta energija neturi būti švaistoma skubiem poreikiam, kažkokiom būtinybėm, tada ta energija yra išeikvota ir pasirodo kaip žaismo reiškinys. Tai žaismas yra kaip laisvė nuo neatidėliotinų poreikių. Ir tas, aišku, žaismo sąvoka atsiranda ir pas Nyčę, ir irgi Nyčė supranta tą žaismą kaip tokį tam tikrą energijos perteklių. Tai jis, pavyzdžiui, toj Zaratustros knygoje naudoja saulės simbolį, nes saulė būtent yra toks simbolis objektų, kuris turi tokį energijos perteklį, kad jisai duoda šilumą ir energiją visam pasauliui. Ir jis taip supranta ir antžmogį. Kad antžmogis yra žmogus, kuris dalinasi su kitais ne dėl iš kažkokio tai saviaukos instinkto arba kažkokio altruistinio instinkto, bet dėl to, kad jis yra tiesiog toks galingas, toks pilnas energijos, kad jis tiesiog savaime dalinasi tą energiją su visais kitais. Ir jis todėl dažnai šneka apie įvairias filosofijas, įvairius kultūrinius reiškinius ir apie įvairių meną, klausiant, ar šitam reiškiny pasirodo energijos gausumas ar jos stoka. Ir kad menas yra gyvenimą užtariantis ir veiksmingas ir tikras menas, kai jisai būtent kyla iš to žaismo, iš to energijos pertekliaus. Ir jis todėl tą žaismą irgi, kaip Šileris, sulygina su laisvė nuo neatidėliotinų poreikių. Ir ta sąvoka vėlgi atsiranda taip pat ir pas Marksą. Tai Marksas vienam iš Kapitalo tomų rašo, kad yra būtinybės karalystė, bet anapus jos prasideda žmogaus jėgos vystymasis, kuris yra savitikslis, o tai yra tikroji laisvės karalystė, bet kuri gali suklestėti tik šios būtinybės karalystės kaip savo bazės pagrindu. Tai Marksas irgi tiki, kad ta tikroji laisvė egzistuoja tik tai, kai žmogaus jėga yra savitikslė ir gali save eikvoti pati savo, kaip savivaldė ir savitikslė. Tai žmogus negali žaisti arba kurti meno, jeigu jisai badauja. Bet būtent, kai yra tie minimalūs poreikiai, tos būtinybės karalystės įveikiami, tada ta tolimesnė sukaupta energija gali būti naudojama žaismui ir meno kūrybai. Bet aišku, menas skiriasi nuo žaismo tuo, kad menas turi savo taisyklės. Gyvūnas, pavyzdžiui, gali žaisti, bet tik žmogus gali kurti meną. Bent jau taip argumentuotų ir Nyčė, ir Marksas, ir Šileris. Ir tai yra dėl to, kad tas žaismas pas žmogų gauna taisyklės. Bet tai nėra bet kokios taisyklės. Ir tai negali būti išorinės taisyklės, kurias aš esu priverstas sekti, bet būtent taisyklės, kurias žmogus duoda pats savo. Tai galime mes taip apibūdinti tada meną, viską sujungiant, kad menas yra žaismas, suformuojamas savo duotom taisyklėm. Ir tas savo taisyklių davimas, Šilerį taip jis apibūdina tą žmogaus tikrąją laisvę, pas Marksą tai vadinasi žmogaus rūšinė esmė. Taip išversta lietuviškai, angliškai vadinama species being, arba rečiau species essence. O ta žmogaus rūšinė esmė yra būtent tas sugebėjimas
atlikti veiklą, ypač produktyvinę, gamybinę, kūrybingą veiklą, pagal taisyklės, kurias žmonija duoda pati savo. Tai yra tokia savivaldė, savitikslė veikla, kurią žmogus pats savarankiškai suplanuoja. Nes, pavyzdžiui, Marksas sako, kad pas kitus gyvūnus, tai ta rūšinė esmė yra jau iš anksto gana griežtai apibūdinta. Pavyzdžiui, bebras, pavyzdžiui, irgi ką tai gamina, pavyzdžiui, gaminant užtvanką. Arba voras gamina voratinklį. Bet tas voratinklis ir ta bebro užtvanka jau yra dalis tos gyvūno rūšinės esmės. Ir todėl gyvūnas turi statyti arba gaminti pagal iš anksto nuspręstas taisyklės, kurios jau slypi jo toj esmėj, rūšiniai esmėj. O žmogus kaip gyvūnas yra ypatingas tuo, kad jo rūšinė esmė nėra iš anksto nustatyta, bet jo rūšinė esmė būtent yra tas sugebėjimas kurti savo pačiam savo taisyklės ir kurti savo pačiam gamybinės kūrybingas sąlygas. Ir būtent todėl, kad žmogus turi tą laisvės sugebėjimą, tą laisvę kurti, kad, kaip Marksas sako, jisai kuria ir pagal grožio dėsnius. Ir todėl žmogus skiriasi nuo bebro, kuris stato užtvanką tuo, kad jisai transformuojant savo pasaulį, tuo pačiu metu transformuoja ir patį save. Ir išbandant visokias pasaulio materinės galimybės, taip pat išplečia pats savo galimybės. Ir tai yra toks estetinis žmogaus supratimas, kuris taip pat yra artimas ir Nyčei. Ir šituo Marksas taip kritikuoja dalinai kapitalizmą, kaip sistemą, kuri neigia mūsų žmogišką rūšinę esmę, dėl to, kad kai mes atliekam samdomąjį darbą, mes neišreiškiam tos rūšinės savo esmės, dėl to, kad mes elgiamės tiesiog pagal įsakymus, kurias mums davė iš išorės, tai duota boso arba kapitalisto, ir dėl to, kad ta veikla yra nesavitikslė, o daroma tik tai dėl pelno ir iš darbininko perspektyvos daroma tik tai ne dėl savo paties tikslo, bet dėl išorinio atlygio. Tai būtent piniginio atlygio, tai alga. Ir dėl to Marksas kritikuoja kapitalizmą kaip tokią antiestetinę sistemą. Ir taip atsitinka, kad tada ta rūšinė žmogaus esmė, ta galimybė laisvai kurti ir gaminti savo gyvenimo aplinkybės yra atvirkščiai transformuojama iš žmogaus kaip savitarnos esmę, kad ta galimybė kurti aktyviai ir laisvai tampa gamyba prievarta ir betikslė. Ir aš pabaigsiu paskaitą, prieinant prie vienos paskutinės sąvokos, kurie atsiranda šiek tiek Markse, bet taip pat ir labai žymiai pas Nyčę, tai yra vaiko sąvoka, tas vaiko simbolis. Tai toj Zaratustros knygoje Nyčė apibūdina 3 metamorfozes. Aš dabar dėl laiko neapibūdinsiu jų visų, bet ta paskutinė 3 metamorfozė, tai tas galutinis etapas, kurį žmogus pasiekia išsivystant, yra būtent vaiko etapa arba etapas. Ir kodėl jisai naudoja šitą vaiko simbolį? Būtent dėl to, kad vaikas žaidžiant išreiškia tą galimybę elgtis laisvai ir nustatyti pačiam savo veiklą,
bet tuo pačiu metu ta veikla yra struktūruota taisyklėmis, kurias vaikas duoda pats savo. Nes yra gana kartais nuostabu, jeigu kai žvelgi žaidžiančius vaikus, kad jie gali išsigalvoti labai sudėtingus visokius žaidimus ir sugalvoti visokius sudėtingus pasaulius. Ir nepaisant to, tie pasauliai turi savo taisyklės, kurias vaikas duoda pats savo. Ir todėl Nyčė apibūdina taip tą galutinį žmogaus etapą, kaip bandymą atgauti tą rimtumą žaidžiant, kurį žmogus turi vaikystėje. Tai yra žaismas, bet tuo pačiu metu rimtas žaismas. Tai yra struktūruotas žaismas, tai būtent kaip mes anksčiau apibūdinom meną. Ir tai yra galutinis antžmogio egzistencinis tikslas pagal Nyčę. Tas sugebėjimas gyventi gyvenimą kaip vaikas. Man atrodo, gal Picasso vieną kartą pasakė, kad visi žmonės gimstant yra menininkai. Arba kad visi vaikai yra menininkai, bet iššūkis yra išlaikyti tą meniškumą užaugant. Ir Šileris šitą reiškinį net sutapatino su pačia civilizacija. Jisai taip apibūdino civilizaciją, atskiriant ją nuo barbarizmo ir tironizmo. Jisai pasakė, kad civilizacija pasižymi būtent tuo, kad žmonės griežtai seka taisyklės arba įstatymus, bet tai yra įstatymai ir taisyklės, kurias žmonija duoda pati savo. Ir dėl to tai yra laisvos taisyklės arba laisvi įstatymai. Ir ta vaiko sąvoka todėl yra surišta pas Nyčę, pas Marksą ir pas Šilerį su laisvės sąvoka, ir tuo pačiu metu su menu, su estetinė sąvoka. Ir Marksas paminėjo šitą vaikystės sąvoką vienam irgi neišleistam veikale, kur jisai paklausė klausimo, kodėl taip yra, kad mes tiek daug esam pažengę nuo senovės graikų visuomenės, bet nepaisant to mes vis tiek esam tiek daug traukiami prie senovės graikų meno ir mitologijos. Kodėl mes vis dar taip mylim tą senovės graikų kultūrą ir meną. Ir Markso atsakymas yra, kad senovės graikų kultūra, ir čia buvo gana įprastas tuo metu supratimas, kad senovės graikų kultūra yra kaip vakarų kultūros vaikystė. Ir tą supratimą Marksas pakartojo čia ir pasakė, kad taip mes daug pažengėm nuo senovės graikų laikų, bet senovės graikų kultūra yra vakarų žmonijos kultūros vaikystė. Ir kiekvienas suaugęs žmogus nori atkurti savo vaikystę, bet aukštesniam lygmenį. Ir būtent tada tas meno realizavimas, vaiko realizavimas yra kaip bandymas atkurti tą vaikystės meniškumą, bet aukštesniam lygmenį. Ačiū. Ar būtų kažkiek klausimų iš auditorijos? Aš padarysiu pati bendrą klausimą paklausyti. Tai aš nežinau, ar girdisi ar ne. Aš gal pasakysiu, tu pakartoti, jeigu... Okay. Jeigu trumpas klausimas. Tai tiesiog, kodėl Jonui rūpi būtent šitą temą, kodėl pasirinko šią temą kalbėti? Tai klausimas būtų toksai, kodėl jums rūpi šitos temos ir kodėl jūs pasirinkot apie tą kalbėti? Kodėl man rūpi šita tema?
Jo. Taip, dėl to, kad aš manau, kad šitos problemos, kurias nagrinėjo ir Marksas, ir Nyčė, yra vis dar žiauriai aktualios ir gal net labiau aktualios dabar, negu buvo tuo metu, kai jie rašė. Nes, pavyzdžiui, ta pati Dievo mirtis dabar yra tik dar labiau išsivysčiusi. Religija vis toliau patyrė nuosmukį, tas visuomenės, tas tikėjimo pagrindas yra daugiau atskilęs negu bet kada anksčiau. Ir aišku, ir kapitalizmas yra daug aktualesnis negu Markso laikais buvo, nes Markso laikais kapitalizmas buvo pagrinde Anglijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, o dabar jisai yra išsiplėtęs po visą pasaulį. Ir tie klausimai, tos problemos, kuriuos jie nagrinėjo, yra žiauriai aktualios mums. Ir aš manau, kad vis dar pas žmogų yra tikrai tas estetinis instinktas ir tas bandymas surasti grožį pasauliui. Ir šiuolaikiniam pasauliui kartais žmonės jaučiasi tikrai, lyg jie gyvena pasaulyje be prasmės ir be tikslo ir prie grožio. Ir aš manau, kad estetika vis dar suteikia mums didžiausią įmanomą viltį suprasti pasaulį kaip pasaulį su tikslu, su reikšme ir su grožiu. Ir gal čia dalinai aš apie tai šneku asmeniškai dėl to, kad kaip ir Marksas ir Nyčė, aš irgi norėjau būti menininku, bet aš manau, kad aš pilnai sutinku su Nyčės supratimu, kad filosofija irgi yra kūrybinga veikla. Ir apskritai visa žmogaus veikla yra arba bent jau turėtų būti estetiškai svarbi. Ir aš tikiuosi, kad kažkada egzistuos pasaulis, kuriame visi žmonės galės savo paties gyvenime ir savo paties veikloj surasti tą estetinę prasmę. Tai greitai, jo. Dar vienas klausimas. Labas. Mano klausimas apie tokių šiuolaikinės perspektyvą žiūrint, man tai atrodo, kad šiuolaikinis vėlyvasis kapitalizmas yra hiperestetiškas, o ne antiestetiškas. Atrodo, kad viskas yra žiauriai estetizuota, ta prasme nuo gyvenimo būdo, vartojimas yra estetizuotas ir iki tokios tapatybės netgi kažkokios esmės, kad nueinantis. Tai nežinau, čia tas kontrargumentas, kad kapitalizmas hiperestetizuotas šiuolaikinis ir vartojimas yra labai estetizuotas ir tai neatkuria jokios prasmės ar pagrindo žmogui. Taip, tai aš sakyčiau, kad iš tikro estetikos trūkumas arba estetikos stoka gali egzistuoti kartu su tuo hiperestetizavimu. Nes aš sutinku, kad dabar yra bent jau bandymas estetizuoti viską, bet tai yra estetizavimas, kuris tikrai prisideda prie to modernaus pasaulio suskilimo. Nes tai vis dėlto yra estetizavimas kaip prekių bruožas, kaip reklamos bruožas. Ir ta estetika atsiranda kaip aš manau, teisingai tu apibūdinai, kaip hiperestetizuota. Ir yra suskilimas tas pasaulių tarp visų objektų, tarp prekių. Ir tas prekės estetizavimas, pavyzdžiui, arba reklamos estetizavimas visiškai
nesugeba įveikti to estetikos stokos pačioj visuomeniai arba pačiam gyvenime. Nes jeigu mes suprantam estetiką kaip savitikslę, kaip tikslinga be tikslo, tai mes būtent nerandam jokios tikros estetikos šitose hiperestetizuotose prekėse. Nes vis dėlto tai nėra tikslingumas be tikslo. Ta estetika yra paklusni vienam tikslui, tai yra pelnui. Ir todėl visa ta estetika, kiek jie egzistuoja, yra būtent paklusni pelno klausimui. Ir aš todėl, aš sakyčiau, kad aš kalbu apie kitokią estetizavimo prasmę, kuri panašesnė tai Markso arba Šilerio estetizavimo reikšmei. Kur estetizavimas yra kaip savitikslė žmogaus veikla, kuri sukelia tam tikrą juslinę ar jutiminę patirtį, kuri pati save pateisina. Nežinau, ar pilnai atsakiau klausimą, bet taip. Mano mintis iš pradžių. Taip. Aš norėčiau paklausti 2 klausimų. Tai pirmas būtų, kas yra apskritai pasaulis, nes tarkim, čia turime į Schopenhauerį, nes kai pasakom, kad pasaulis yra reprezentacija, tai nėra savaime aišku, kas yra pasaulis. Jeigu jau kalbam apie tai, kad kaip vaikai turim įsivaizduoti, tai leidžiu tokį klausimą paklausti. O antras būtų, kadangi sakei, kad dabar daug labiau aktualu yra šitie dalykai ir man įsivaizduoji tą aukštesnį lygmenį, tai aš prisiminiau Heideggerio pasakymą, kad ten, kur slypi pavojus, slypi ir išsigelbėjimas. Tai čia labai susijęs su techne jo samprata. Tai kaip tu, kaip tu, žinau, kad čia kvailas klausimas, net pats Marksas ten konkrečiai neįvardina, kaip jis įsivaizduoja tą komunizmą, bet įdomu būtų paklausyti tavo minčių, gal esi turėjęs kokių konkretesnių. Tai man tiek. Ačiū. Tai visų pirma dėl pasaulio. Aišku, kaip pavyzdžiui, Nyčė savo pirmą knygą parašė, tą tragedijos gimimą, tai jisai turėjo pilnai Schopenhauerinę tą pasaulio sąvoką, kur yra pasaulis kaip reprezentacija, tai ką mes kasdienybėj matom, bet tuo pačiu yra tas metafizinis pasaulio pagrindas, tai Schopenhaueriui tai yra valia, kurį mes galime patirti tik retkarčiais ir Schopenhaueriui mes galime susipažinti su tuo pagrindu filosofijoje, bet taip pat ir dalinai mene ir galutinai asketizme. Ir tas estetinė sąvoka Nyčės pirmoji knygoje tikrai buvo pagrįsta ta metafizinė pasaulio sąvoka. Nes jisai tikėjo, kad būtent senovės graikų tragedija tuo pačiu metu atskleidžia ir tą reprezentatyvinį pasaulį, bet tuo pačiu metu ir tą metafizinį pasaulį. Nes yra tas dionistiškas aspektas tragedijoje, tai ta muzika ir choras, kuri atskleidžia tą metafizinį pasaulio pagrindą, bet tas pasaulio pagrindas yra žmonijai neištveriamas, jeigu jisai nepristatomas tam tikroje reprezentatyviniai formai. Ir tada ta apoloniška pusė ateina iš graikų meno ir duoda formą tam metafiziniam pasaulio pagrindui, tam, kad galėtų visapusiškai užtarti pasauliui estetiškai. Bet paskui savo vėlesnėse veikaluose Nyčė visiškai atsitraukia nuo to metafizinio pasaulio supratimo ir aš sakyčiau, kad ir Marksas atsisako to metafizinio pasaulio supratimo.
Ir tas, pavyzdžiui, Nyčė labai aiškiai atsisako tos idėjos, kad yra regiamasis pasaulis ir tikrasis pasaulis. Nyčė argumentuoja, kad yra tik regiamasis pasaulis, bent jau toj subrendusioje savo filosofijoje, ir kad šnekėt apie tikrą pasaulį, kuris egzistuoja už regimybės ribų, yra tiesiog beprasmiška ir kad filosofai turėtų visiškai to atsikratyti. Ir Nyčė todėl prieina prie pasaulio supratimo kaip visuma visų galios santykių. Ir aš sakyčiau, kad Marksas turi panašų pasaulio supratimą, kad tai yra visuma visų socialinių žmogaus santykių. Aš taip apibūdinčiau tą pasaulį pas Marksą ir Nyčę. O dėl Heideggerio ir technologijos klausimo, tai aš sutinku su Marksu, kad didžioji problema su technologija dabartiniam pasaulyje yra būtent ta technologijos forma. Čia kalbama apie gamybinius santykius. Ir problema yra ta, kad kapitalizme kapitalas iš mūsų gamybinių santykių išauga kaip jėga, kuri yra nepriklausoma nuo individų, nepriklausoma nuo žmonijos planavimo ir nuo žmonijos kontrolės, ir įgauna pati savo jėgą ir labai keista, bet įgauja pati savo tikslą. Ar pat savo tikslą įgauna kapitalas. Ir taip apsiverčia viskas, taip gaunasi, kad žmogus gyvena be prasmės arba be tikslo, bet kapitalas, tai žmogaus technologijos padarinys, turi savo tikslą, o tas tikslas yra materiškai pagrįstas būtent pelno augimas, pelno, capital accumulation. Ir tas kapitalas įgauna tą nepriklausomą gyvenimą dėl to, kad nesvarbu, kaip individas, ką tu manai apie gamybą, kokie tavo planai yra, net kokios tavo etinės pažiūros yra, tu jeigu esi, pavyzdžiui, kapitalistas rinkoj, tau būtina daryti tą, kas tau duos daugiau pelno. Nes jeigu tu pasirinksi veiksmus, kurie tau duos mažiau pelno, tai iškart yra baimė, kad tu būsi iš vis išmestas iš rinkos, nes visada bus kiti žmonės, kurie darys tą, kas yra būtina dėl pelno. Ir todėl nesvarbu, ką žmonės planuoja, ar ką žmonės mano, net nesvarbu, ar pavyzdžiui vyksta klimato pokyčiai, kapitalas veikia lyg turėtų savo paties protą ir savo patį tikslą. Ir vietoj to, kad žmonės naudotų technologiją kontroliuoti žmogišką gyvenimą, vietoj to, kad technologija galėtų būti naudojama žmogaus gyvenimo planuoti, atsiranda atvirkštinė sąlyga, kad kapitalas planuoja žmogaus gyvenimą, kad kapitalas nusprendžia, kur eis darbininkai, kur linka darbo rinka, į kurią pusę vyksta pelnas. Ir kapitalas todėl yra toks būtent žmogaus technologija susvetimėjusioj formoj. Ir iš tikrųjų tai panašu į tą Nyčės sąvoką, kad valia siekti galios ir tas žmogaus laisvės ieškojimas šitam asketiniam ideale pradeda valdyti žmonės vietoj to, kad žmonės valdytų save per tą valios galios siekti. Ir tada, kaip atrodytų tas pasaulis įveikus susvetimėjimą, labai sunku pasakyti ir aišku, gal dalinai mums neįmanoma
atspėti iš anksto, kaip taip atrodytų, bet manau pagrindinė esmė būtų, kad būtent tas technologijos susvetimėjimas būtų pašalintas, taip, kad žmonija galėtų appropriate savo darbo vaisius. Kad visas tas turtas sukurtas žmonijos galėtų būti naudojamas dėl žmonijos, o ne žmonija naudojama dėl turto. Ir tai reikštų pakeitimas to pelno motyvacijos su pačia daiktų prigimtimi ir jų tų daiktų naudingumu. Ir tai turėtų būti visuomenė, kuri yra, nežinau kiek, bet kažkiek suplanuota. Nes tai turėtų būti visuomenė, kur žmonės kolektyviai turi kažkokį tai visuomeninį planą tam, kad galėtų suplanuoti savo tą daiktų naudojimą ir kūrimą, kad jis būtų paklustus žmonėm, o ne atvirkščiai. Aš manau, kad šiandien mūsų technologijos yra tiek pažengusios, kad toks planavimas yra tikrai įmanomas. Nes visi tie algoritmai, kuriuos mes dabar turim, būtų visiškai nesuvokiami Marksui, kuris jau tuo metu manė, kad gamyba gali kažkiek tai būti suplanuota. Ir aš dar galiu pridėti, kad mano nuomonė, tas planavimas tikrai neatrodo kaip tas valstybinis planavimas centrinis, kuris egzistavo Sovietų sąjungoje. Nes aš argumentuoju, kaip ir daug kitų antistalinistinių marksistų argumentuoja, kad kapitalas vis dar veikia Sovietų sąjungos visuomeniai. Kad vis dar ta samdomasis darbas, kapitalo kaupimas egzistavo ir viskas buvo galutinai paremta pelno klausimu. Tai nėra labai konkretus atsakymas, bet bendrai šnekant, sakyčiau, tai yra tas laisva visuomenė, tai turėtų tą pelno panaikinimą ir kažkokį tai minimalų planavimą. Ar būtų daugiau klausimų? Atrodo, kad ne. Tai dėkui labai už paskaitą. Tikriausiai ateinančiom dienom dar susisieksim ir atrodo tiek. Ačiū labai, ačiū už pakvietimą, smagu buvo labai.